Sveiki. Mūsų ūkyje nauja transporto priemonė. Mūsų 7-metis gavo dovanų, tiksliau susitaupė 7-ojo gimtadienio progą, nusipirko keturratį. Tai mums dabar bus puikus pagalbininkas. Štai kaip atrodo mūsų avietės. Nu jau žinokit, kai kurios peraugo mane. Ir nerealiai gausiai sukrovusios žiedų. Ne visur dar žydė, bet jau nemažai. Pasirašiau truputėlį virvės, nes 3 savaitę, kaip pamirštu jas nusipirkti. Ir iš tiesų mūsų savaitgalio planas yra labai trumpas. Šiandien yra penktadienis, mes atlėkiam labai trumpam. Mes išlėkiam truputėlį pailsėti. Tai dar kiek spėjau, truputėlį pakarpiau aviečių, nes taip ir nesuspėjau pabaigti iki galo. Ir vis tiek man dar vis liko viena vaga. Reikia rišti, žodžiu, labai daug darbų. Na, taip atrodo. Liepos 5. Raudoninės avietės. Čia yra labai žema šitoje vietoje kažkodėl. O, nu va, tarkim, yra tokių va grožių. Kas čia tau nutiko? Žiūrim, kas čia jai nutiko. O, išsirovė jinai man. Tuoj pasidarysim skrodimą. Kaip ir stiebas be gumbų. Čia įtartina vieta. Tie mano sekatoriai niekam tikė. Nu, aš nematau jokio kirmino. Nežinau, tiesiog sugalvoju nuvysti.